Sveiki visi! Mano vardas Ieva ir aš tinklaraštį ievuška.com, kur dažniausiai dalinuosi savo makiažo darbais, apžvalgomis apie kosmetiką ir aprangos derinukais. Ir labai dažnai gaunu daug klausimų, kaip padariau vienokį ar kitokį makiažą. Todėl nusprendžiau viską įamžinti filmukuose, nes juk nuotraukose atsispindi tik tai galutinis rezultatas. Tai tiek šiam kartui apie mane, o šiandien pirmasis filmukas apie lūpas. Kaip gražiai ir lygiai pasibrėžti ir jas pasiputlinti. Einam į video. Šiam ryškiam lūpų makiažui reikės tik tai 3 produktų. Tai lūpų pieštuko, lūpdažio ir konsilerio viskam užbaigti. Taigi pradėsime, žinoma, kad nuo lūpų pieštuko. Aš naudosiu Essence Lip Liner 15 numeriuko Honey Berry. Ir įsitikinkite, kad jūsų lūpų pieštukas yra labai gerai padrožtas ir labai smailas. Nes taip yra daug lengviau lygiai brėžti liniją. Ir brėžiam po truputėlį lengva ranka, nebrėžiam viską iš karto, nes kitaip galima išeiti iš krašto. Aš pradėsiu nuo apatinės lūpos, dėl to, kad mano apatinė lūpa yra putlesnė. Ir aš, kadangi jas noriu dar šiandien dar padidinti ir paputlinti, tai brėšiu ne ant lūpų spalvos, o kaip už lūpos eina toksai iškilimas. Na ir pradedam brėžti. Kai apsibrėžiu apatinę lūpą, nuo apatinės lūpos pasižymiu tokius brūkšniukus, kur turės baigtis viršutinės lūpos kontūras. Taip darau dėl to, kad mano apatinė lūpa yra putlesnė, viršutinė siauresnė ir kad nebūtų čia labai putli, o viršui siaura. Kai lūpas apsibrėžiu, jas užtušuoju, bet vidurį palieku šviesų, dėl to, kad norėsiu daryti tokią kaip ombre efektą ir vidurį iššviesinti, kad lūpas atrodytų dar putlesnės. Tada įmame lūpdažį ir viską užtušuoju. Aš naudoju lūpdažį iš Alon, Berry Bright. Nežinau, ar per kamerą matosi, bet yra toksai lengvas, labai lengvas perėjimas iš tamsesnio į šviesesnį. Ir kadangi matau, kad turiu nelygumų, tai tos nelygumus visus ištaisysiu konsilerio pagalba. Tai tiesiog imu konsilerį, kaip ir minėjau, tai naudoju konsilerį iš Catrice ir konsilerio šepetėlį. Mano šepetėlis yra iš Inglot, šepetėlis, kadangi yra iš rinkinio, tai neturiu jokio numeriuko, tai tiesiog plokščias šepetukas konsileriui. Irgi lygiai taip pat kaip ir su pieštuku, lengva ranka aplink lūpas atvedam. Kai apsivedėm, nepamirštam viską labai gerai išretušuoti. Ir kai viską išretušavot, jūsų ryškios lūpos baigtos.
Tai tiek šiam kartui, pirmajam video, manau, užteks ir tikiuosi išgirdote gal kažką naudingo, gal kažką prisiminėte, ką buvote pamiršę. Ir iš tikrųjų taip kasdieną lūpų neslėžau, bet jeigu einu tokią šventę ar vakarėlį, tai manau yra puikia proga jas pasipudlinti ir pasidailinti. Na, tai tiek ir iki kitų pasimatymų. Ate!